2024 metų pabaigoje įsteigėme Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą. Įstaiga, kuri per edukacinės ir prevencinės veiklas rūpinasi mūsų gyventojų gerą savijautą bei skatina rinktis sveikesnį gyvenimą. Nors tai viena jauniausių mūsų komandų, jis sėkmingai auga kartu su visa mūsų bendruomenė, o matomi rezultatai išties džiugina. Kadangi buvo pasiūlyta mums, senioriam, galimybė sportuoti dieną nuo 11 iki 12, tai dar patogiau, nėra kamščių, tiesiog yra patogu dieną ir žinom, kad vakarus paliekam dirbančiam jaunimui, dirbantiem žmonėm. Tai va tokia patirtis. Ir ne tik sportuojam, įvairios edukacijos čia vyksta, įvairūs renginiai ir viskas nemokamai ir prie namų. Tiesiog džiaugiamės turėdamos tokią galimybę iš tikrųjų. Mankšta labai yra profesionali. Jeigu ten, sakykim, tikrai jinai yra geresnė negu gaunam reabilitaciją. Čia mūsų individualiai pataiso, paaiškina, kodėl mes negerai darom. Iš tikrųjų, savo prevencinės programas ir veiklas organizuojame įvairaus amžiaus gyventojams, nuo vaikų, tėvų, darbingo amžiaus asmenų iki pat seniorų. Didžiausio susidomėjimo įprastai sulaukia fizinio aktyvumo ir sveikatai palankios mitybos užsiėmimai, ypač praktinės dirbtuvės. Bendrai organizuojame ir užkrečiamų ligų prevencijos užsiėmimus, traumų prevencijos užsiėmimus, burnos sveikatos edukacijas ir iš tikrųjų pastebime pastaruoju metu, kad Vilniaus rajono gyventojai darosi vis aktyvesni ir drąsesni psichikos sveikatos temoje. 2025 metais Vilniaus rajono sveikatos biuro būstinė persikėlė į ofisų kompleksą Urban Hub Avižieniuose. Na, o šiandien visuomenės sveikatos biuras yra subūręs tikrai didelę komandą, yra subūręs 40 profesionalių specialistų, kurie kūrė idėjas, kaip formuoti sveikesnę mūsų bendruomenę. Nors veiklą biuras pradėjo visai neseniai, aktyviai plečiamas veiklų sąrašas ir jau šiais metais Vilniaus rajono gyventojams bus siūlomos nemokamos stovyklos vaikams, mankštos baseinuose seniorams, taip pat miško maudynės suaugusiems, muzikos terapijos renginiai ir daug kitų užsiėmimų. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pasiekėme tolimiausius Vilniaus rajono kampelius, tai ir Šumskas, Kalveliai, Buivydžiai, na ir kiti panašus kampeliai. Tai džiugu, kad žmonės įsitraukia ir ganėtinai aktyviai, nuolatos prašo ir kviečia kuo dažniau atvykti ir prašo pratęsti veiklas. Tai tikrai labai dėl to džiugu, kad žmonės domisi sveika mityba, kad nori keliauti sveikatingumo keliu ir rūpintis savimi. Tai nuo pat visuomenės sveikatos biuro įsteigimo mes aktyviai siūlome ugdymo įstaigoms pravesti paskaitėlės, pamokėlės, tokius mažus kaip seminarus įvairaus amžiaus moksleiviams, mokiniams, taip pat vaikučiams. Važiuojame ir į darželius, ir į gimnazijas, tai bandome per tokius praktinius, labiau ir žaidybinius procesus perteikti visą informaciją, kuri yra susijusi su sveikos gyvensenos principais, kad jie jau galėtų taikyti tos principus nuo pat mažaus amžiaus. Buvo labai įdomu ir man labai patiko, aš sužinau, kad galima dėti labai daug dalykų į kokteilius ir viską ir man labai buvo skanu. Tai turbūt čia padedamas tas pagrindas gyvenimo, ne, kaip mes jau juos paruošėme, netgi pradinėse klasėse, taip jie ten toliau ir gyvena, kažkokius pagrindus rimtai dedame.
Visuomenės sveikatos biuras savo veiklas vykdo tiek čia Avižienėse, savo būstinėje, tiek kitose seniūnijose, atitinkamose administracijos patalpose, kad būtų pasiektas kiekvienas Vilniaus rajono gyventojas. Šios veiklos sulaukia gyventojų susidomėjimo ir teigiamų atsiliepimų, tad kviečiame jose dalyvauti ir jūs. Sekite informaciją biuro arba seniūnijos socialiniuose tinkluose ir prisijunkite, nes sveikesnis rytojus prasideda jau šiandien.